Prieš 2 dienas buvo kas? Ar jūs galite man pasakyti, kas buvo? Nes aš matau žmonės. Man mano mokytas palinkėjo sėkmės. Palinkėjo sėkmės mokytas. Mano klasiokė, kuriai paskambino Šveicarija. Mano draugai rašo man žinutes. Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas. Jį niekados negrįš atgal. Niekados. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra tiek iškilus, kiek Čiurlionis? Tas senelis aukštakalnį, ką jis galėjo matyti, jeigu daugelis savo telefonus ir nieko daugiau mane numeto per čia. Kokią kultūrą tenai mes regionuose dieksime. Kiek yra daug darbo žmonių, kurie dirba paprastą darbą. Bet jie vakare grįžta, sėda savo garažiukį, atsidaro savo molbertą ir tapo. Ir aš už tai, kad būtų supaprastinta tvarka, supaprastintas priėjimas tų žmonių prie pinigų, dėl kurių čia kažkas kovoja. Tų pinigų visiems užteks. Ar nebus tie 40 000 pasirašysių peticiją tokie burbulas to, ko mes iš tikrųjų nežinom? Ar nebus tai opozicija, ar kokie kiti žmonės, kurių mes negalime patikrinti? Kodėl šnekame tokius dalykus, kai sakome patyčių kultūra? Nuo kokios patyčių kultūros, jeigu jūs ją patys kuriate? Apie ką mes galim kalbėti? Jeigu būsiu kultūros ministras, būsiu visos Lietuvos, viso pasaulio lietuvių kultūros ministras. Ir kultūros ministerija ne veltui tapo šiandien labiausiai matoma, dėl to, kad kažkas joje gali pasikeisti. Ačiū Jums.